Sveiki, noriu pristatyti vidaus degimo variklių valymo technologiją, dar kitaip vadinamą automobilių variklių dekarbonizaciją. Kaip veikia šita technologija? Mūsų įrangos pagalba yra gaminamos vandenilio dujos, kurios yra paduodamos į automobilio oro išsiurbimo kolektorių. Pradėsime automobilio valymo procedūrą. Paleidžiame mūsų įrangą ir pradedamos gaminti vandenilio dujos. Kaip ir minėjau, vandenilio dujos yra paduodamos į automobilio kuro degimo kamerą. Technologijos metu yra pašalinamos nereikalingos medžiagos iš variklio degimo sistemos, nuo judančių komponentų, taip pat iš EGR sistemos ir išmetimo sistemos. Atlikus šią procedūrą, kuro sąnaudai sumažėja iki 18%, variklio galia padidėja iki 20%, dūmingumas sumažėja iki 4 kartų. Taigi, ši technologija gali pagelbėti tiems automobilių savininkams, kurie negali praeiti techninės apžiūros per didelio dūmingumo.